Sveiki žiūrovai, audio aparatūros fanai. Šiandien kiek atitrūksime nuo S90 temos. Turime mano dirbtuvėse garbingą svečią, tai legendinį NAD Model 300. Tai aukščiausios klasės NAD stiprintuvas receiveris iš auksinės eros. Šiandien atliksime jam šiokį tokį remontėlį, pažiūrėsime, kas jo viduje ir, žinoma, po to atliksime perklausą. Šį stiprintuvą jau esu kažkada turėjęs, daręs jam dalinį servizą, na ir dabar po metų atsirado šiokių tokių gedimėlių. Tai kam patinka mano kuriamas turinys, prašau parašyti komentarą, paspausti like. Apžiūrėkime šį monstrą iš arčiau. Na, trūksta kiek reguliatorių, kiek dalių. Savininkas šio stiprintuvo dar nėra jo visiškai užbaigęs restauracijos. Tai kaip žinia, aš irgi esu NAD fanas. Šitie stiprintuvai gan reti mūsų kraštuose. Aš asmeniškai žinau tik tai 2 žmonės, kas turi. Kadangi tai aukščiausio modelio NAD to laikmečio gaminys, flagmanas, tai jo ir kaina yra atitinkama. Einam, ardysim, pažiūrėsim, kas po pačiu gaubtu matosi. Atėjo laikas nukelti dangtį, kas stebite mane iš seniau, tai tas jau esate matę, kas po šio gražuolio dangčių, o kas nematėte ir sekate nesenai, tai tikrai bus įdomu jums, tikiuosi, pasižiūrėti, kadangi šis stiprintuvas yra 70-ųjų metų šedevras, meno kūrinys, tikrai įspūdingai suręstas, tai manau bus įdomu pasižiūrėti. Na, nieko nelaukime ir nukeliame dangtį. Štai, kas matosi po kapotu, dangtis sveria apie kilogramą daugiau gal. Pirmas vaizdelis po dangčiuką matote, tai matote 2 atskirus galinius stiprintuvus, stiprintuvų blokus, galingą transformatorių, kas nebūdinga to laikmečio stiprintuvam, 18 000 mikrofaradų kondensatorių 63 voltų. Toliau, na, daug kas uždengta yra, reikės ardyti iš apatinės pusės. Tikrai yra kokybiškai pagamintas ir šitas stiprintuvas yra labai galingas. Jo galia yra, kaip tiems laikams tikrai didelė, prie 8 ohmų yra 100 vatų. Tai tikrai vavo vyva ir dar žinant, kad NADai nebijo ir 4 ohmų, tai manau prie 4 ohmų apie 200 vatų. Galios armas turi. Tikrai galingas žvėris ir sveria apie 20 kg. Kas nesat girdėję iš tų stiprintuvų, kurių verta paklausyti ir išgirsti, kaip skamba gyvenime. Tai aš, kadangi esu NAD fanas, tai aš apie jį jau turiu savo nuomonę, po to video pabaigoje papasakosiu daugiau, kai baigsime remontuoti. Šio stiprintuvo pagrindinė bėda yra tokia, kad jis padirbęs apie pusę valandos laiko, suveikia protektas, bandant iš karto įjungti, nekokybiškai nešvariai gruoja, tai reikės žiūrėti, pradėti nuo relės, po to sužiūrėti termo apsaugą, gal kažkas perkaitinėja. Na ir daugiau gali būti su pakaitus, paprasčiausiai šalta paikė, kažkur nutrūkęs takelis. Tikėkime, kad suremontuosiu šį stiprintuvą ir galėsime jį išbandyti ir pasiklausyti. Tikrai ištestuoti, manau, tikrai bus įdomi jums patirtis. Pakalbėkime apie šio video rėmėją. Tai Delamoro, siuntų ir krovinių gabenimo kompanija Lietuvoje, kurios paslaugomis aš pats naudojuosi, nupirkęs stiprintuvą ar kolonėlės, dažnai man parveža, ką reikia, tai jeigu jums reikia kažką pavežėti, kreipkitės. Na, nieko nelaukiam ir nukeliam. Kaip matote, daugiau komponentų matosi. Tikrai dalių daug yra ką patikrinti. Na, manau, verčiam, dedam ant stalo ir žiūrim, ką rasime toliau. Stiprintuvą padėjau ant stalo ir iš karto krito į akis blogas dalykas. Tai tuoj parodysiu. Manau, radome bėdą šio stiprintuvo, tai ko gero bėdelė yra čia. Kaip matote, visur išdegę, aprūkę. Bus galima ir kondensatoriai šitie blogi, bet gali būti, kad ir bus kažkuri iš varžų jau numirusi. Reikės išardyti kitą pusę, pasižiūrėti, ar nėra atsilitavimų. Tai kaip ir firminė NADų problema, šita bėda pasitaiko ir
140 ir 160, panašios bėdelės būna stiprintuvuose. Tai pradėsime nuo šios dalies patikros komponentų matavimų, išsiardimo. Tada, manau, pasidarysime to, ko nedariau per praeitą aptarnavimą, pasikeisime termopastas prie galinių tranzistorių. Kaip matot, praeitą kartą dariau šių visų reguliatorių, jungiklių valymus ir sutepimą, tai tikrai viskas labai puikiai, nieko daryti nereikės. Tai pradžiai dabar pradėsime nuo šios dalies. Yra, kaip minėjau, kad šaltų gali būti litavimo kontaktų, atsilitavimų, tai taip ir yra. Nežinau, ar jums matosi, bet čia va yra atsilitavę. Kitas irgi įtampos reguliatorius irgi ta pati bėda, tai jie ir atsijunginėjo tas rėlės, nes kadangi nebuvo gero kontakto. Aišku, pati plokštė irgi nėra pačios geriausios būklės, kaip matote, daug matosi korozijos židinių, patys takeliai šiek tiek pažeisti korozijos, manau, dar gyvens. Dabar pradžiai atliksime valymą su spec priemonė, su chemija, tai jeigu įdomu ateityje, prašau parašykite, jeigu norite pamatyti, su kuo valau, kokiu būdu yra valoma plokštės, tai būtinai pasidalinsiu. Šį kartą gal šiek tiek parodysiu, bet pilnai nerodysiu, nes tai gali ilgokai užtrukti. Tai pačiam valymui naudoju tokią priemonę, pasigūglinkit patys, tikrai rasite kur pirkti, nenoriu daryti reklamos, už kurią nėra sumokėta. Priemonė gan yra brangi, apie 10 eurų šis valiklis kainuoja ir jisai labai greit pasibaigė. Bet kas su juo yra gerai? Su juo iškart valont plokštės, jisai nelaidus elektrai yra. Galima jungti iš karto ir bandyti, tikrai neužtrumpins, esu išbandęs. Tai dėl to kartais yra verta geriau sumokėti daugiau, bet žinoti, kad galima naudoti saugiai, galima pilnai neišdžiovinti ir iškart išbandyti daiktus. Skubant, remontuojant tikrai yra aktualu, kartais nėra laiko laukti, kada išgaruos ten tos priemonės cheminės. Tai aš dažniausiai naudoju tokias priemonės valymui, kurios nėra ilgai džiūstančios arba nelaidžios yra elektrai. Tai va toks daikčiukas, pasigūglinkit, tikrai, manau, rasit. Aš toliau tęsiu valymo darbus ir eisime prie litavimo. Dabar pačią plokštę, kur yra kondensatoriai ir įtampos reguliatoriai, valysime su spec tokiu stiklo audinio šepetėliu. Jų irgi yra pirkti, pats naudoju, kai yra degėsiai, reikia kažką išvalyti, išskusti, tai yra pati geriausia mano naudojama priemonė. Pirmą išvalysim, tada irgi išplausim ir tada eisiu, atlituosiu kai kuriuos įtartinus komponentus ir eisiu pramatuoti juos. Tai tokie tolimesni mano darbai. Išlitavau iš plokštės 330 mikrofarato 25 voltų kondensatorių. Ir pramatuojam. Aprūkęs, apdegęs, pakaitęs, ką rodo gero. Pačiam labai įdomu. Rodo 365, tai talpa kaip ir padidėjusi, vilosas 1,6 ir varža 1,2 ohmo. Tai dabar žiūrim 25 voltai lentelėje. Ir 300, tai maždaug kažkas tarp to ir to. Tai matau, kad jau viršyje. Tai reiškia, šis kondensatorius yra ir išdžiūvęs, ir ko gero vidinis trumpinimas jau yra. Tai keičiamas, eina matuojam kitus, pažiūrėsime, kas per padėtis, pramatuosiu kelis. Ir jeigu matysiu, kad panašus reikalai, tai reikės visus pakeisti, kadangi šita plokštė stipriai kaista. Pamatuojam dar vieną 100 mikrofaradų 50 voltų kondensatorių. Pažiūrėsim, ką rodys, tada apsispręsim, ką toliau daryti. Talpa, kaip matote, jau padidėjusi. Vilosas irgi 1,4% ir varža jau irgi šalia kritinės ribos, tai irgi išdžiūvęs, turi vidinį trumpinimą galimai.
Tai visus kondensatorius šioje plokštėje reikia pakeisti. Tai einu, kimbu į darbus, pakeisime, tada perlituosime, na ir tada pakalbėsime apie tolimesnį progresą. Remonto darbus baigiau, tai dabar šiek tiek parodysiu ir papasakosiu, ką pavyko man padaryti su šiuo stiprintuvu. Tai pirmiausiai, kas buvo atlikta iš darbų, tai buvo išimta šita visa plokštė maitinimo. Kita pusė buvo labai nešvari, buvo išvalyta, išplauta. Tada atlikau kondensatorių matavimus. Nepatikėsit, visa šita krūva kondensatorių yra blogi. Na tai pakeitėm juos. Visi yra pakeisti, stengiausi dėti aukštesnių klasių. Kai kurių nominalų neturėjau, tai teko apsėti ir su pigesniais, bet visus kondensatorius parinkinėjau. Nei vienas kondensatorius nėra įdėtas, kad būtų šiaip paimtas ir įdėtas. Visus atlikau matavimus, kurių stovi po 2 vienodus, tai visi yra parinkti, kad būtų kuo arčiausiai panašiausi parametrai ir būtų, aišku, geriausi parametrai. Tai tada pakeičiau visus kondensatorius, tai iš kondensatorių liko seni tik tai 2 kondensatoriai šitie. Kadangi juos išmatavus, jie rodė labai gerus parametrus, ir SR geras, ir talpa gera, tai tikrai juos palikau vienintelius. Daugiau visi kondensatoriai, kas yra šitoje plokštėje, yra pakeisti. Toliau, kas buvo dar? Įtampos reguliatoriai visi turėjo atsilitavimus, takeliai buvo atsilitavę, pažeisti korozijos takeliai, tai viskas buvo perlituota. Na ir aišku, kiek ėjo, iššveičiau visus suodžius. Tai kaip matote, pradžiai kas buvo, tai dabar plokštė yra tikrai gan švari. Pačią plokštę iššveičiau ir išvaliau. Tai dabar dar eisiu patikrinsiu termopastą, bet manau nefilmuosiu, nes čia irgi greitai turėčiau viską apsisukti išserdęs. Ir tada eisime surinkinėsime ir, manau, išbandysime šį stiprintuvą. Tai va taip, būna su nadais senais, kad ir aukščiausios klasės stiprintuvas dėl savo metų, 70 metų, kadangi yra gamybos, tai kiekiam 50 kažkeli metai, na, vargo ir pavargo, kadangi šis gedimas daugumai nadų yra būdingas. Dažnai būna, kad šioje plokštėje išdega ir naujesniem modeliam, kur buvo gaminami beje Taivane, irgi ta pati problema būdavo. Nežinau kodėl, ar jie taupydavo ant tų įtampos reguliatorių, reikėtų dėti mažus radiatoriukus, kad nebūtų šitos problemos, nekaistų plokštė ir neatsilituotų. Ar lydmetalis būdavo prastas naudojamas, bet dėl kažkokių priežasčių, aišku, galėtų, jeigu mano tai būtų stiprintuvas, tai aš dėčiau radiatorius ant įtampos reguliatorių. Na, plokštė, kadangi visą perlitau su aukštos kokybės lydmetaliu, tai tikrai atsilitavimų 10 metų, manau, šiai plokščiai tikrai garantiją galėčiau duoti netgi, kad nebus. Rėlės pačias patikrinau, kurios atsakingos už apsaugą ir atsijungimą stiprintuvo, tai viskas tvarkoja, tikrai nėra kažkokių problemų. Kai būna su kitais stiprintuvais, kad būna problema su apsaugos rėlėmis, daugiau kažkokių gedimų nematau. Tai dabar beliko surinkti patį stiprintuvą ir eiti mėgautis puikiu skambesiu. Na, stiprintuvą jau surinkome, tai kas belieka? Testai. Tai šį NAD Model 300 testuosime ant Cambridge DAC Magic DAC-o mano garažinio. Leisime muziką per tinklo grotuvą iš Spotify, be autorinių teisių, bet šį kartą parinkau muzikėlę šiek tiek įdomesnę. Na ir žinoma kas, kolonėlės, tai mano atrestauruotas Toshiba vintažinės. Tai paklausę šį testą, po to aptarsime patį remontą, kaštus, pakalbėsim žinoma apie patį skambesį.
Po testuko aptarsim skambesį ir remontą. Tai dabar pakalbėkime apie patį skambesį. Suskambėjo šis stiprintuvas, tikrai nesitikėjau, kad taip gerai skambės. Aš kai prieš metus jį klausiau, jis man nepaliko tokio įspūdžio. Gal ta plokštė jau buvo tada pasvilus maitinimo, gal jau reikėjo ją remontuoti, nes kiek žiūrėjom praeitais metais nesimatė, kad ten išdegė kažkas, kaip dabar atidariau, tai tikrai išsigandau ir nereikėjo ilgai ieškoti gedimo. Bet praeitais metais man jis nesuskambėjo. Šiais metais suskambėjo, bet dabar pakalbėkime apie kitus mano turėtus modelius, su kuo galim palyginti. Aš esu turėjęs ir 140, ir 160, na ir šį 300 nesu girdėjęs ne kartą. 120 tik nesu turėjęs. Tai 140 skamba detaliausiai, scena vokalistas arčiausiai, bet turi ir minusų. Minusas yra 140, kad jis blogiausiai kontroliuoja žemą. Jeigu kolonėlės yra jūsų galingesnės, didesni garsiakalbiai, tai jisai su žemu nebesusidoroja. Universaliausiai skambantis yra mano turimas modelis 160. Jisai puikiai scena, vokalas skamba labai gerai, instrumentai irgi skamba super, viskas arti, bet to pačiu ir jau kontroliuoja kažkiek žemą. Aišku, su labai lepniom kolonėlėm, kuriuom reikia daug galios, jisai irgi dorojasi sunkiai. Na ir pakalbėkime apie 300, bomba. Tai 300 po šio remonto, kurį dabar aš atlikau, suskambėjo tikrai nuostabiai. Jo arkliukas, aišku, kontrolė, kadangi jisai yra labai galingas, tai puikiai kontroliuoja įvairias kolonėlės, ir lepnes, ir paprastas visokias. Tikrai galios pakanka ir po šio remonto labai suskambėjo detaliai. Puikiai sena, tikrai skamba detaliai, vokalistas arti, o praeitais metais klausant aš pasigedau tuo skambesio, skambėjo kiek toliau vokalistas ir per tokią miglą nebuvo to detalumo. Tai ko gero, kad jau su maitinimo plokšte buvo problemų. Aišku, iki pilnos laimės reikėtų dar gal pažiūrėti galinio stiprintuvo, kondensatorius pramatuoti, bet ten, kiek žiūrėjau vizualiai, dabar nemačiau, kad būtų kažkas išdegę ar kažkas blogai atrodytų. O šitie visi dabar maitinimo plokštį, kur išardžiau, tai visi iki paskutinio buvo apdegę ir tokie va. Vienu žodžiu, nei vieno kondensatorius, jau vizualiai visi atrodė labai baisiai. Aišku, galėjo būti sudėti aukštesnės temperatūros. Čia sudėti 85 laipsnių. Na, aš dabar irgi sudėjau 85, bet sudėjau aukštesnės klasės, tai ko gero kokį 20-30 metų tos pačios plokštės tikrai remontuoti, manau, nereikės. Tai tiek apie nadus. Jeigu randate, pirkite. Šitas būtent 300 tvarkingas kainuoja apie 800 eurų dabar jau šiuo metu ir jo vertė auga, kaip ir maransų senų. Tai tikrai puikiai investicija, bet tiek ir 140 ir 160 yra tikrai puikūs stiprintuvai ir verta juos turėti savo kolekcijoje. Tai ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite paremti mano projektų PayPal, Patreon ir toliau judėsime neužilgo su S90 projektu. Iki.